Tai variantų nėra, jau buvo Jo, variantų. variantai tokie, kad 3 rungtys ir taip toliau. Teisėjam turit pastabų ar ne? Ne. Ne? Pretenzijų nėra. Vyriausiam Žodis, vadam. Nu ką, Vyriausiam pastaba. ačiū už dalyvavimą ir taiklių šūvis. Eisim prie linksmosios dalis. Pirmoji linksmoji dalis tai yra, dėl ko susirinkama mero taurės, kurią įteiks meras. O visą skelbs, kas ką ir kaip, ką nugalėjo sekretariatas ir Pedro. Skelbk. Galima to taurę žodelį. Tai vienas. Pabaigoj. Tai kas mero taurė laimėjo? Ne, nu tik. Jo, pirmą vietą. Jo. Taurė rankoje. Taip, mėly medžiotojai, džiaugiuosi, nors truputį pabūdamas su jumis. Tikrai žinau, kad žmonės, kurie myli gamtą, kurie myli gyvūniją, iš vidaus yra geri, teisingi žmonės. Ir puoselėja gamtą ir kartu, kaip sakyti, su ja būna. Taip pat, naudodamasis progą, noriu padėkoti, kad jūs prisidedat prie miestiečių, prie ukmergiečių, na irgi įdomesnio laisvalaikio. Aš turiu galvoj, prisidedat prie miesto šventės, turit gražią šventę, kur visi ukmergiečiai susirenka, tai rudenį Huberto šventė. Ir visą laiką jūs esat prišaukiami ir bėdoj, kaip sakyti, ir džiaugsme. Dėl to aš labai džiaugiuosi, linkiu jum geros nuotaikos ir toliau draugaukit, gyvenkit kartu su gamta, su gyvūnyje, sportuokit, sveikatos jūsų šeimoms ir viso ko geriausia. O dar paprašysiu palaikyti sekundžiai savo lauktuvės. Savo lauktuvės simboliškas norėčiau įteikti ir jūsų vadovom, ir tikrai iš širdies. Prašom. Tai klientus taiklių šūvis priklauso. Nežinau, vadovas gal pasidalins, manau, tai. Na, o dabar nugalėtojai, kiek suprantu. Nugalėtojas pirmą vietą paėmė medžiotojų klubas Lyduokiai. Šiandien visi vakariai Lyduokiais. Antrą vietą Veprių medžiotojų klubas. Trečią vietą Laičių. Panašus vienas kartas. Lyduokiai, čia nuo draugijos jums dovanėlė. Lyduokiai! Reikia dovanėlę pasivaikti. Antrą vietą. Raišvinių šautų šaudantį šetą su sijų lietą, dodojam šimtų. Į Latvijos lietą. Sedleckas. Kokia vieta?
Стивлено все лето Седляцка Лерию. Lygiavam šautuvų, taikliai šaudo, tikras medžiotojas, tai Lengertas. Į lėkštutes Renata Nenotavičių. Dabar atleiskit, teisėjų kolegija tuoj taip nusprendė. Pavyzdžiui, mes turėjom paramos gavėjų, rėmėjų ir taip toliau. Pavyzdžiui, jie įsteigė savo prizus, ne? Pavyzdžiui, visas mano Raimis, jisai žodį tars, kas jam patiko, tai jisai ir apdovanoja. Ukmergės ginklai suteikia eilinius prizeliukus, kur iš pneumatinio šaudo. Tada jau turbūt atstovaus šeimyną, kadangi jinai teisėjų ir taip toliau. Dabar žodis, tada va. Kas tau atrodo? Atrodo, sakysime, neteisingai Stasys pasakė, atrodo viskas gerai, suteikti visiems norisi, sakysime, viskas patiko, bet buvo nuspręsta ir sugalvota, kad įsteigti prizus, pavyzdžiui, bet įsteigtas prizas, kas geriausiai šaudė iš graižtinio šautuvo asmeniniai įskaitai. Asmeniniai įskaitai geriausiai šaudė iš graižtinio šautuvo pas mus Lyduokių būrelio atstovas Širvinskas. Ne Lyduokių. Ne, tai Šimkus turbūt antras. Pas man parašyti šitą. O tai pasitikslinis sekretariatas. Graižtinio šautuvo absoliučiai į visus. Ne. Jo. Bendroj sumoj. Bendroj sumoj. Ai, bendroj sumoj. Bendroj sumoj graižtiniui ten. Lapės, stirninas. Tai kokia pavardė? Širvinskas. Kaipgi nėra? Yra, Ką, aš žinau, tai buvo prašyta. Va, kaip tik žmogui. Ne per mažas. Jūs parodykit viską. Va, turėtų susisekt net. Net per trumpą. Ir šitą tik tai dėl grožio ir papildomai dar. Nepančykit žmogaus. Atiduok vaikams. Ir dovanų. Kas geriausiai šaudė į šerną? Geriausiai šaudė į šerną pas mus? Lengertas. Į lėkštutes geriausiai šaudė Nanartavičius. Tikrai. Ai, dar palaukit, smulkmenėlė. Dar buvo visų šitų šaudimų buvo, ar kam labiausiai nesisekė. Kas čia buvo surašęs? Yra, nesisekė. Nesisekė šiandien. Iš graižtinio šautuvo labiausiai nesisekė. Sarokinas. Alio! Nespauskit vyrai rankos. Kitais metais. Iš to Šernas Žitkauskas. Nėra. Ir Rudminas. Irgi nėra. Nu, aš čia perdusiu jam. O šitą kam čia? Žemaitkelis. Žemaitkime atstovas ten savo kažkam ten, kam labiausiai nesisekė. Nu, iš vaikučių pirmą vietą laimėjo Sigitas. Prašom ateiti, Singdovanėlė. Antrą vietą Ugnius.
Ugnė. Ugnis kur? Trečia vieta Ingutė. Ir ketvirta Mantas. Pagodas prizas. Nėra Mantuko? Matulaitis. A perduot gal kas gali? Duokit pirmą vietą geriau. Jauniausiam atiduokit geriau. Nu tai va, prašau tau. O. Gerai. Dabar išmokė. Ar patenkinti? Jis dar tris. Nu tai ką, maloni buvo diena gera, geri šoviai, taiklus šoviai, malonus praleistas laikas, prasmingai praleistas laikas. Dėkojam. Ir turim padėkas.